Miestai, kaip ir žmonės, turi savo būdą, sielą, savo likimą. Gyvena savo klestėjimo ir atoslūgio metus. 4 didelių kelių kryžkelėje įkurtas mūsų miestas, vienas seniausių Lietuvoje. Bemaž per 8 gyvavimo šimtmečius jam teko visko patirti, pergyventi karus, marą, gaisrus, badmečius ir ištekliaus metus, nešti okupacijos grandines ir kelti laisvės vėliavą. Šiandieną Ukmergė mini miesto įkurto 1225 metais 770 metų jubiliejų, Pabaisko mūšio įvykusio 1435 metais 560 metų jubiliejų, 1745 metais Pijorų vienuolių įkurtos pirmosios mieste mokyklos 250 metų jubiliejų. Šimtmečių pėdsakai byloja mums, senųjų ukmergiškių miestelėnų ainiams apie amžinąją miesto gyvastį, meilę ir darbą, tų, kuriems likimas ją skyrė tėviškę. Šiandieną Ukmergė vėl keliasi naujam gyvenimui. Tebus šis laikas naujo klestėjimo amžiaus pradžia. Gegužės 26 dieną, 18 valandą, Ukmergės kultūros centro parodų salėje įvyko ukmergiškių dailininkų, skulptorių, fotomenininkų parodos atidarymas. Gražų prisiminimą apie save paliko šiuo metu Amerikoje gyvenanti Nijolė Stunskaitė. Parodoje eksponuojama jos vėliava iš lietuviško lino drobės su pagonišku saulės ženklu. Tai nuostabi giesmė meiliai, saulei ir žydinčio lino gyvenimui. Minties gilumu nustebino medžio drožėjų Rimo Zinkevičiaus, Romualdo Šako darbai. Skulptoriaus Vaclovo Janulevičiaus akmens kompozicijos ir keramikės Birutės Žilėninės darbai rodos skleidė akmens ir molio šilumą. Originalumu ir savitumu parodoje išsiskyrė ukmergiškių dailininkų Juliaus Zarecko, Audriaus Ratkelio, Audriaus Žilėno drobės. Nepakartojamos buvo Gintauto Gavenavičiaus lino skulptūros, Marijos Gavenavičienės erdvinės kompozicijos. Rokiškio liaudies teatro poetinis spektaklis Gyvybės ratas kultūros centro salės scenoje aplink gyvybės ratus susibūrus žiūrovams praplaukė lyg skaidri vizija, dedanti už rankos tokį artimą ir savą Justino Marcinkevičiaus eilėraštį, dar kartą įrodanti, koks amžinas žalesis gyvybės ratas. Vėliau Piliakalnio link pajudėjo spalvinga eisena, kurią vedė raitelis nešantis Melpomenės teatro menų globėjos vėliavą. Vakare Piliakalnio papėdėje įrengtoje aikštelėje
po sulapojusiais klevais įvyko Vytauto Česnaičio režisuotas spektaklis pagal prieškario laikais parašytą ukmergiškio Stasio Keblo pjesę. Spektaklį žiūrėjo ukmergiškius ir miesto svečius su švente pasveikino ir palinkėjo sėkmės pjesės autoriaus sūnus Leonas Keblas, šiuo metu gyvenantis Vilniuje. Ukmergiečiai. Pirmiausia, spektaklio režisierius Vytautas Česnaitis, kuriam aš labai dėkingas, sugebėjo tos pačios pilies, čia yra režisierius, padėkoti, kad jis sugebėjo natūralaus fono aplinkoj, piliakalnio, buvusios pilies fono aplinkoj, parodyti būtent buvusi po Vytauto didžiojo laikų vos praslinkus 5 metų tą gabalėlį. Ačiū jiems, ačiū visiems ukmergiečiams, ačiū atvykusiems ir ypač aš dėkingas kaip sūnus autoriaus. Būtent Centrinės bibliotekos direktoriui Valerijai Židonienei, kuri iš užmaršties iškapstė šitą dramą. O visas vakaras teatras žalioje gamtos scenoje prie senovę dvelkiančio piliakalnio buvo tikrai įspūdingas. Istoriją menantis spalvingi ir saviti aktorių kostiumai, kuklios, bet daug pasakančios dekoracijos, tai dailininko Juliaus Zarecko nuopelnas. Pabalnoti žirgai, karžygiai atjojantis iki pat scenos, akimirkai gramzdino žiūrovą į amžių gūdumas, kur viskas, kas dabar vyko scenoje, buvo tikra, kraupu ir žiauru, ir kraujas, ir mūšiai, ir aimanos, tik Lietuva ta pati. Po spektaklio miesto meras Sigitas Širba pasveikino visus su švente, kvietė šypsotis, būti atidiems ir atlaidiems, geranoriškai nusiteikusiems vienas kitam. Mero žodžius palydėjo galingi saliutai, sudrebinę senąjį piliakalnį ir apsnūdusi miestą. Garsus fejerverkų lietus negalėjo parodyti tikro savo žavesio, trūko tik tamsos. Mūsų mieste dabar ilgai netemsta. Tvyro pačios šviesiausios ir švelniausios gegužės naktis, kurios ir pakvietė miesto jaunimą į gegužinę prie piliakalnio. Skambėjo Siesikų kaimo kapelos atliekamos melodijos. Ne vieną Siesikų etnografinis ansamblis pakvietė šokiui. Buvo linksma, ramu ir gera, o kad taip būtų kasdien. Mes jūsų dėmesiui atvežėme savo spektaklį pagal Justino Marcinkevičiaus eiles Gyvybės ratas. Gegužės 26, 27, 28 dienomis įvyko tarptautinis teatrų festivalis Vilkmergė 95, kuriame dalyvavo Rokiškėnų teatras, pirmasis liaudies teatras šalyje, gyvuojantis nuo 1959 metų.
Talino Tom teatras ukmergiečiams atvežė komediją Vidurnakčio pagrobimas. Spektaklis vyko estų kalba. Estijos mėgėjų teatro sąjungos pirmininkas Jonas Urvetas buvo sužavėtas šiltų ukmergiškių priėmimu. Kultūros centro salė seniai nematė tiek žiūrovų. Komediją vaidino ir Telšių Žemaitės teatras. Jie parodė nūdienai aktualią pjesę Reikia melagio. Tai pjesė apie rinkimus, deputatus, tarpusavio santykius. Latvijos Kuldygos teatro spektaklį Perkirstas mazgas žiūrovai vertino santūriau. Miesto jubiliejaus iškilmėms skirto tarptautinio teatrų festivalio metu išvydome puikius ir talentingus aktorius. Galėjome vertinti kūrybingų režisierių darbą. Netradicinės dailės plenero siela buvo dailininkas iš Ukmergės Julius Zareckas. Išradingai sukomponavęs reklaminius stendus, vėliavėles ir kitą atributiką. Plenero dalyvius jis supažindino su Ukmerge, jos savitų senamiesčiu. Po ilgų pokalbių netikėtai ėmė rutuliuotis idėjos, sumanymai, greitai pavirtę konkrečiais darbais. Netradicinės dailės plenere dalyvavo dailininkai iš Ukmergės, Panevėžio ir Rokiškio. Birželio 1-ąją miesto gatvėse, senajame Pilies parke, kultūros centre, aikštėse aidėjo muzika, nesutramdamas vaikiškas juokas. Teatralizuota eisena visus pakvietė į Pilies parką. Čia, ūksmingų medžių pavėsyje, vaikų laukė atrakcionai. Iš kartoninių dėžių sukrauta pilis ir aišku pasaka apie jūros valdovę, mažos princesės pagrobimą, ufonautus ir didžiulis bananų medis. Lyg pašėlę vaikai bėgiojo po labirintą, vedantį link pilies. O pirmieji, suradę teisingą takelį, gavo po prizą šokoladinį kiaušinį. Prizais buvo apdovanoti ir tvorų dažytojai bei pilies sienų dailininkai. Palei kartoninį statinį visi norintieji rado dažų ir teptukų. Apspitę vaikai klausinėjo iš kemsynų išnirusi ufonautą. Ir jei pašaliečių renginys atrodė kiek chaotiškas, tai vaikai jautėsi kaip žuvis vandenyje, nes galėjo iki soties šėlti, bėgioti, dalyvauti vaidinimuose. Šio renginio režisierė Natalija Velikoradnik tik eidama į kultūros centrą galėjo nusišluostyti nuovargio ir džiaugsmo prakaitą. Iki vakaro būriai vaikų nesitraukė nuo pripučiamo arlekino. Olala, solenzala, atpori laukuosile, olala, solenzala. O vakare kultūros centre buvo surengtas vaikų koncertas. Šio koncerto režisierė Tamara Kveskienė, talkinant Čipolinui, Višniukui ir kitiems pasakų herojams, vedė nuotaikingą koncertą, kuriame dalyvavo visų vaikų lopšelių darželių geriausiai dainininkai, šokėjai, muzikantai, muzikos mokyklos auklėtiniai, miesto mokyklų saviveiklininkai. Birželio 2 dieną Švenčiausios Trejybės bažnyčios varpas ukmergiškius pakvietė į šventas mišias, kuriuose buvo šventinama ąžuolinė skulptūra, skirta bažnyčios atkūrimo ir pirmosios mokyklos įkūrimo 250 metų jubiliejui. Ši skulptūra, sukurta skulptoriaus Mykolos Striogos, bus pastatyta šventoriuje.
Po šventų mišių procesija patraukė prie netoli kultūros centro esančio akmens, ant kurio pritvirtintas miesto herbas. Miesto merui Sigitui Čirbai perkirpus tautinę juostelę, herbą pašventino šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios klebonas monsinjoras Jurgis Užusinis. Vyturio choras atliko keletą miesto garbei skirtų kūrinių. Šventėje kalbėjo profesorius Zigmas Zinkevičius. Gerbiamosios ukmergiškės, gerbiamieji ukmergiškiai. Man irgi šiandien ypač džiugu dalyvauti jūsų iškilmėse ir nors jau 50 metų, kaip aš gyvenu Vilniuje, bet širdyje vis tiek ukmergiškis. Prie Švenčiausios Trejybės bažnyčios atidengta granito plokštė, skirta pirmosios mokyklos įkūrimo jubiliejui. Ja pašventino Švenčiausios Trejybės bažnyčios klebonas Vaclovas Ramanauskas. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Ukmergės gimnazijos bei mokytojų seminarijos buvęs mokytojas, kompozitorius Pranas Sližys. Jo sukurtas bažnytinės giesmes giedojo Švenčiausios Trejybės bažnyčios choras. Daug minčių, kupinų entuzijazmo ir ryžto sunkiame mokytojo darbe išsakė mokytojų namų vadovas Vladas Minderis. Gerbiamosios ir gerbėmieji, praėjo 250 metų, kai pijorai vienuoliai kryžiumi palaimino pirmąją šešiaklasę Ukmergėje mokyklą. Jau prieš tai pijorai vienuoliai Lietuvoje įsteigė ne vieną mokyklą ir štai jie čia Ukmergėje suprato, kad labai reikia tos mokyklos. Ir žinoma, prie mokyklos pradėjo taip pat šioje vietoje statyti bažnyčią. Kraujas, ašaros, kur kulta, prie mielos, gimtos. Šeštadienio pavakarę į Pilies parką ėmė rinktis poetai bei poezijos gerbėjai. Netikėtai prapliupęs lietus neišblaškė susirinkusių, o tik kartu su poetų skaitomomis eilėmis gaivino ir skaidrino jų sielas. Anot Kazio Bradūno, šeštadienį į Ukmergę buvo suvažiavę visos Lietuvos poetai. Savo eiles skaitė žemaičiai ir suvalkiečiai, aukštaičiai ir dzūkai. Susirinkusieji klausėsi ukmergiškių poetų Zuzanos Tunžėnienės, Romo Railos, Zitos Bataitienės, Virmanto Januškos, Gintauto Stankaičio eilių. Pirmą kartą poezijos pavasarėlyje savo eiles skaitė Zita Kosmaninė. O Vincas Lukša kraštiečiams atvežė spaustuvės dažais kvepiančią eilėraščių knygelę Žvilgsnių dalybos. Šventės išvakarėse buvo išleista ir Gintauto Stankaičio poezijos knygutė 30 regėjimų. Savo eiles skaitė ir jaunieji miesto poetai. Už geriausią moksleivio debiutą Centrinės bibliotekos prizą gavo Laura Klyvytė. Kultūros fondas bei eskizų redakcija apdovanojo Virmantą Janušką, o laikraštis Ukmergės diena Vincą Lukšą. Poezija, dainos ir gėlės, tai lyg mažos saulutės, be kurių šilumos būtų žvarbu širdyje net birželį. Gerbiami mūsų svečiai, mėly klausytojai, šitam nervingam mūsų gyvenimo bruzdesy toks suėjimas yra lyg dvasios puota. Aš noriu Jums padėkoti už tylę vidinę rimtį, už dvasios žodį ir už tai, kad Jūs esate čia kartu su mumis. Ir įteikti Jums mūsų miesto šventei išleistą gairelę su mūsų miesto senuoju herbu ir taip pat mūsų didelį džiaugsmą, kultūros leidinį, kuris dar šviežias, ką tik atvežtas iš spaustuvės ir kuris Jums primintų šį pavasarėlį, mūsų šventę ir Jūsų draugus poetus iš Ukmergės.
kurioje išgyventa muzika ir dainos skambėjo jubiliejinės šventės vakarais, kur ukmergiškius pakvietė jaunimo grupės Afiša, Kobi ir Requiem. Ramioje vakaro tyloje romantiškai skambėjo naujos Jono Takarevičiaus dainos. Jau prieš 3 metus dailininkas Julius Zareckas puoselėjo mintį pagaminti miestui patranką, kurios šūviai primintų miestelėnams žymesnės valstybinės bei miesto šventes. Pagal architekto Gintauto Karvelio paruoštą projektą pagamintos patrankos šūvis pakvietė visus į mokslinę istorinę konferenciją Ukmergės kraštotyros muziejuje, kur istorinius pranešimus skirtus miesto jubiliejams skaitė muziejaus moksliniai bendradarbiai Jūratė Šakienė, Regina Pulkauninkaitė, Virginija Gezevičienė, Raimondas Ramanauskas ir Basanavičiaus vidurinės mokyklos istorijos mokytojas Stasys Gelūnas. Kupina įvykių ir pasikeitimų praėjusi miesto šventė. Nušvietusi dangų jubiliejinių fejerverkų ugnimi, pamažu tolsta praeitin. Ir prisiminti, kas vienaip ar kitaip būdino šiokius tokius apmąstymus, jau sunku, kaip beje ir objektyviai vertinti. Kiekvieną savaip laukiame pavasarių, vasarų ar švenčių. Gal ir ši miesto šventė, lyg žydintis žmogaus sugebėjimų sodas. Baigėsi diena, ištirpsta laikas.